Jeigu savo tėtį žinot labai gerai, o jeigu ne, tada įsivaizduojat biologinę figūrą žmogaus. Ir dabar įsivaizduokit, ar jūsų tėtis priima save tokį, koks jis yra. Ar galima jūsų tėčiui patirti malonumą? Galima jūsų tėčiui kalbėti tai, ką jisai nori kalbėti, elgtis taip, kaip jisai nori elgtis. Jeigu nors vieną klausimą atsakyt ne, reiškia, pas jūs bus labai sunku pastatyti kažkokią tai finansinį stabilumą. Jums bus sunku pasireikšti visuomenėje, nes tėtis tai yra jūsų visuomenės pasireiškimas, jūsų pinigai, biznis ir jūsų socialus gyvenimas. Jeigu į tuos klausimus atsakyt ne, reikia visą šitą struktūrą pastatyti iš pat pradžių, kad energija tekėtų taisyklingai.